Jodo izotopas, kurio pusėjimo trukmė yra 8 paros, tam tikrais atvejais yra naudojamas branduolinėje medicinoje. Iš jo gaminami vaistai onkologinėms ligoms gydyti. Vaistus gaminanti bendrovė branduoliniame reaktoriuje paruošė 6x1012 jodo izotopo atomų ir išsiuntė į gydymo įstaigą. Izotopų ruošinys gydymo įstaigą pasiekė po 18 valandų nuo paruošimo. Apskaičiuokite, kiek jodo izotopo atomų liko ruošinyje. Pateikite tik atsakymą suapvalinta iki šimtųjų. Iš sąlygos prisimenam, kad tai yra 8 paros ir pradžioje buvo 6x1012 atomų. Iš formulių lapo pasisėmam šią formulę, įsistatom skaitinės vertes ir gaunam atsakymą. 5,62 padauginta iš 1012 atomų. Nors pagaminus ruošinį jo radioaktyvumas nuolatos mažėja, ruošinys išlieka tinkamas naudoti tol, kol yra jodo izotopo atomų. Apskaičiuokite ruošinio galiojimo laiką. Prisimenam sąlygos detalės, pasinaudosim šią formulę. Matom, kad atomų skaičiaus santykis lygus 2 pakelta laipsniu minus Tg iš T. Tai puikiai tinka logaritmas, kadangi čia laipsnis mes jį galim iškelti prieš logaritmą. Šis logaritmas lygus vienetui, taigi gaunam tokią išraišką ir gaunam galiojimo laiko išraišką. Įsistatome skaitinės vertes ir gaunam 24 paras. Po branduolinės nelaimės į aplinką gali patekti daug radioaktyviojo jodo ir jis gali sukelti didelių sveikatos problemų, pavyzdžiui, pažeisti skydliaukę. Kuo radioaktyvusis jodas skiriasi nuo jodo, kurio natūraliai randama dirvožemyje, maiste ir yra Lietuvoje dalijamose kalio jodido tabletėse? Išskirkim stabilus ir radioaktyvus jodas. Tai tarkim jodas 127 yra randamas maiste, kalio jodido tabletėse, dirvožemyje, o radioaktyvusis spinduliuoja gamą ir beta spinduliuotę. Pusėjimo trukmė 8 paros. Cheminės savybės priklauso tik nuo protonų ir elektronų. Neutronai jų nekeičia. Skydliaukė kaupia jodą kaip žaliavą hormonams gaminti ir jinai neskiria, ar tai yra radioaktyvus ar neradioaktyvus jodas. Kai radioaktyvūs atomai skyla pačioje liaukoje, jų beta dalelės tiesiogiai veikia skydliaukės ląsteles iš vidaus. Tai reiškia, skydliaukė prisirenka radioaktyvaus jodo vietoj stabilaus ir tas radioaktyvus jodas skydliaukėje skyla. Kaip neradioaktyvus jodas gali apsaugoti žmogaus organizmą nuo radioaktyviojo jodo poveikio? Tai kai radioaktyvusis jodas pasiskirsto per visą kūną, tai per visus, sakykime, mūsų skysčius, kraują, seiles ir taip toliau, gaunama labai maža dozė, išplitusi dideliame tūryje. O jeigu jis susikaupia skydliaukėje, tai reiškia visa spinduliuotė veikia vieną organą, todėl dozė tampa didelė ir pavojinga, tai yra koncentruota. Kalio jodido tabletės užpildo skydliaukę neradioaktyviuoju jodu, tai prisistotina kaip kempinė vandens, o tai neleidžia jai sugerti radioaktyviojo jodo, nes tiesiog nebėra vietos. Radioaktyvumo reiškiniai yra taikomi ne tik medicinoje, bet ir įvairiose kitose srityse. Pateikite vieną pavyzdį, kur radioaktyvumo principai yra naudojami kasdienėme gyvenime arba mokslo tyrimuose. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti dūmų detektorius, sudarytas iš americio šaltinis čia ir 2 elektrodų. Alfa dalelės jonizuoja orą ir atsiranda elektros srovė, o patekus dūmams ta srovė sutrinka. Tokiu būdu detektorius supranta, kad kilo gaisras.